Sveiki, mili žiūrovai. Šį kartą specialiai Hegvita Agro laida iš klasikinių Vilniaus rajono artojo varžybų. Šiuose varžybose dalyvavome 9 kartą ir iš tikrųjų Hegvita Agro istorija prasidėjo nuo Vilniaus rajono artojo varžybų, tad mums tai yra simbolinis renginys. Yra 8 artojai, vienas iš mūsų komandos Veslavas yra komisijos narys ir vertina artojų vagos tiesumą, vagos gylį ir kitus parametrus, apie kuriuos pats papasakos. Varžybos intensyvės, ne Dakaras, greičio nėra, bet čia tokias iš lėto. Pirmas pratimas tai vagos tiesumas. Čia, kaip sakant, ne greitis, o kokybė įtakoja. Nu, su tiesumu, kaip ten, kas lėčiau važiavo, tas tiesiau, kas paskubėjo biškiai kreiviau. Bet turės dabar dar ilgą laiką išsitiesinti. Jeigu pirmą tiesi, tai po to nėra ką daryti, o kai pirmą kreivą išleidži, tai po to išsitiesinti reikia. Daugiau prakaito, biškį daugiau meistriškumo parodyti reikia. Bet tu paaiškink, kokia yra varžybų esmė. Visi turi kažkokį plotą, Taip. Tai kokie yra pratimai, ką jie turi padaryti, kad laimėtų varžybas. Pirmas pratimas yra paruošiamoji vaga, tai yra vertinamas tiesumas ir vagos švarumas. Po to ars 3 ratus. Tada bus plūgo įleidimas, liekanų užarimas ir taipogi visą laiką žiūrimas tiesumas vagos, kaip eina. Nu, ir visas arimas šiaip kaip atrodo. O po to jau po to vertinimo pereis į kitus laukelius ir ars išmetimą. Ir turi išmetimas irgi tiesus gautis. Tai ten toks labiau skaičiavimas yra jau paskutiniai rungty, nes tau turi, kaip sakant, sueiti taip, kad būtų vienu žodžiu, kad atartum tiesiai tiek, kiek yra. Tai turi irgi pasiskaičiuoti, jeigu nesigauna, kažkur biškiai užsileisti. Ir matom, kad jau kartos keičiasi, nes kažkada tėvai, kurie užimdavo 1, 2, 3 vietas, jau užleido vietas sūnums. Žiūrėjau šitos tvarelės ir pirštais grumuoja tik. Taip, jau naujoji karta sėda irgi ir į naujesnius traktorius, negu tėvai kažkada belarusai sardavo šiose varžybose. Žiūrėjau, ir Fendai stovi, ir John Deere, ir Deutzai. Bet kaip matosi, kad ko gero traktorius neįtakoja meistriškumą. Sakai, kad belarusas? Kol kas tiesiausia vaga padarė? Nenoriu taip sakyti, bet dar iki galo nedaėjau visų pažiūrėti. Bet iš to, ką mačiau, tai Fendas šį kartą nenupirmavo. Jo, bet smagu, kad vis dėlto tos tradicijos yra tęsiamos šeimose ir jaunimas irgi ateina dalyvauti šiuose varžybose ir jos įvyksta. Tai va, tai čia, kaip sakant, pagarba vien už tai, kad prisiruošė chebra dalyvauti. Žinai, vis tiek reikia pasitreniruoti ir padirbėti ir norą reikia turėti, ir azarto ir viską. Žiūrėk, va, tinka ar netinka? Varžybose dalyvauja ir mūsų draugai, ir partneriai Motomarin su Kanam technika. Andriu, imk mikrofoną, papasakosi. Tai, Veslavas puikiai žino, ką reiškia Kanamas. O kas aš šito nežinau. Kaip čia, va tai va laikytis? Čia yra tam, kad išsitrauktum purvyną. Čia kaip žirgo balto. Jo, panašiai. Šitai čia padaryta ir rankena užlenkta ir tam, kad tu iš purvyno išsitrauktum save šonį eidamas motociklo. Ai, šitaip. Nu, čia grinai XMR jau savybės. Taip. Radiatorius iškeltas, oro paėmimas iškeltas. Pradeda šlapti užpakalis, jau stabdyk. Giliau nevažiuok, bet iki tiek gali lysti vandenį. Tai čia... XMR tokia specifinė technika, skirta po purvynus važiuoti. Kaip jis elgėsi miško keliukose, paprastam kilinės padangos labai agresyvios. Iš lėto važiuojant labai jisai yra kietas ir smarkiai daužus. Paprastam važinėjimui jis nėra pritaikytas, nėra komforto. Purvynė amortizatoriai turi būti kieti, kad tu iššokai purvyną ir nesuamortizavai ir neprilipai. Tu per purvą turi važiuoti kaip ant kuolų. Todėl šiokiam pasivažinėjimui jisai nėra numatytas. Ok. Tai XMR kaip XMR, toks egzotiškas modelis, bet mūsų auditorijai, ūkininkam turbūt įdomesnis yra traksteris. Kartu su traksteriu ir mūsų Staunlės akmenų rinktumu vyksta dabar per visą Lietuvą demotūros, į kurį galite registruotis. Išvažiuoja į Žemaitiją. Dabar išvažiuoja į Žemaitiją. Atsivežiau iš Klaipėdos ir po parodos išvežu į Klaipėdą atgal. Matot, kiek noro dalyvauti Vilniaus rajono artojo varžybose? Stengiamės. Taip, tai. Papasakok apie trakterį. traksterį. Per mūsų demo turą jau įveikė 120 valandų per ūkininkų rankas. Ir žinot, aš tikrai mačiau, kad nieks jo negalėjo. Visi važiavo, rinko akmenis po 100 hektarų, po daugiau hektarų ir važiuodavo visas purvinas, turėtų kažkokius remontus jam. Po 100 valandų, kai atvežiau, pakeitėm diržą, eilinį aptarnavimą padarėm, važiuoja toliau, be jokių problemų.
Nu, dar po 100 valandų gal padangas pasikeisim, bet kai tempia paskui save porą tonų prikrauto priekabą, problemų nejaučia, puikiausiai dirba. Nu, poros tonų tai ten gal ir nėra. Nežinau, gal toną ir pasikrauna. Pats rinktuvas sveria 500 kg ir minimum dar tiek pasikrauna į save akmenų. Tai rinktuvas išsineša į šoną ir visas trakserio patogumas, renkant akmenys, lyginant su keturračiu, yra tai, kad gali iššokti iš bagio, nubėgti kažkokį akmenį, įsimesti į priekabą, jeigu jis yra nepatogus rinktuvui, paimti ir toliau sėdi ir važiuoja. Ant keturračio reikia užšokti. Jeigu tokį pratimą padarysi 100 kartų per dieną, tai jau per kojas jausis. Pavargsi, taip. Pats trakseris kiek čia gali vežti? 500 kg. Tai čia yra litrinis variklis? Taip. Kokie dar būna? Yra litrinis dar galingesnis. Čia yra litrinis 62 arklių, o dar yra litrinis 81 arklio. A, tai čia silpnesnis. Šitas yra litrinis, bet HD9, o galingesnis yra HD10. Yra dar vidutinė versija čia yra. Nes pats galingiausias jau jisai greičiui jau toks biški. O su kiek vietom yra? Dvivietis, keturvietis ir šešivietis būna? Ne, šitas yra trivietis. Dvi vietos per vidurį. Ar gali būti dar viena eilė sėdinių, tai skaitosi šešiavietis. Arba yra dar kita versija. Toks pats modelis gali būti su dvigubai ilgesniu kūzavu. Arba netgi 6 ratų gali būti. Tada į galą jau galima krauti į ilgą kūzavą, galima krauti jau toną. Aš mačiau amerikietiškas tas versijas labai fainas, kur trumpa kabina, ilgas kūzavas arba platforma pasidaro. Nu, nežinau kaip su praktiškumu, bet atrodo tai labai kietai. Atrodo gerai. Jo, o kiek kainuoja toks? Jeigu viskas priklauso nuo variklio galios, jeigu 700 variklis, tai jie prasideda maždaug nuo 15 000. Šitas variantas kainuoja 22 000, pats galingiausias 80 arklio galių kainuoja apie 26-27 000 eurų su pavama. Kur pirkti? Motomarinė. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Kaunas dar bus, bet pagrindė dabar Vilniuje ir Klaipėdoje. Vilniuje Molėtų gatvė 13 Didžioji Riešė, o Klaipėdoje Jūrininkų prospektas 33. Hebra, keturračių yra rinkoje tikrai daug, bet jeigu kanamą pasibandysit, tai suprasit, kad lygių jam nėra. Ir jeigu kada norėsit, prašom pas mus užsukti į Vilnių arba į Klaipėdą, gausit pasivažinėti. Iš juostos išlankstė laikiklį Staunleso valdikliui. Tai patogu, bet dar vienas privalumas bagio prieš keturratį renkant akmenis, kad vieną ranką gali laisvai vairuoti, nes keturračių vis tiek turi laikyti ir tada tik tai nykščių valdai šitą pultelį, o čia gali vieną ranką vairuoti ir čia valdyti tiek rinktuvą, tiek tą besisukančią ranką ir išsikrauti arba nuleisti bunkerį. Tai tikrai labai patogu. Šitam ar bet kokiam kitam bagyje. Kalbinam ilgametį šių varžybų organizatorių Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovą Gediminą Janavičių. Gediminai, jau daug metų organizuojat šitą renginį, turbūt ir susidurėt su problema, visi vis mažiau aria, reikia surinkti tų artojų. Kaip jums atrodo, tas renginys dar turi savo tęstinumą ar ne? Kas liečia renginio ir tęstinumo, aš sakyčiau, kad turi tęstinumą, nes 25 metų artojų varžybos jau vyksta 16 kartą ir praeitais metais vyko 15 kartą Lavoriškių seniūnijai. Tai praeitais metais buvo užduotis pastatyta tokia, buvo užsibrėžę tokią nuostatą, kad dalyvauja vyresni, jau tie, kurie pastoviai dalyvauja, kad nedalyvautų. Ir patikėkite, 8 surinkom jau buvusių artojų vaikus per tiek metų. Jau išaugo vaikai ir aria. Ir šiandien iš 8 dalyvių matom tarp žiūrovų buvusius artojus. Ir prizininkus. Ir prizininkus. Kurių sūnus aria. Ir dabar prizininkų keturi sūnus. Va. Ir matom, kad traktoriai pasikeitė jau. Jau aptarėm tą temą, matom, kad traktoriai, ypač jaunosios kartos, vis naujesni, didesni. Bet su Veslavu kalbėjom, sako, dar ir tie klasikiniai jėgos tiesumų nieko nenusileidžia. Tai smagu, kad ir Vilniaus rajone žemės ūkis po truputį vystosi, žmonės vis dėlto investuoja į naują techniką ir mato kažkokią ateitį. Žemės ūkė, ne tik viskas pas mus kotedžiais užsisatys aplink Vilnių. Aišku, šitas renginys nevyktų be gero oro ir be rėmėjų. Tarp kitko, tokios įmonės kaip Vita, Galotas
yra pagrindinė jau 16 kartą ir niekad neatsakė. Be rėmėjų irgi šitas varžybės, kaip sakoma, renginys nevyktų. Taip, ačiū Gediminai ir jūsų dėka, ir jūsų patarimų dėka, ir šio renginio dėka, nes mūsų klientai buvo patys pirmi Vilniaus, Šalčininkų rajono ūkininkai, o toliau jau produkciją patikėjo visa Lietuva. Jo, dar kartą ačiū, kad remet ir remsit tikiuos toliau, jeigu dar bus rengiamas tokie renginiai. Ačiū.